Prieš 11 metų aš pradėjau investuoti ir pradėjau investuoti nuo minimalios įmokos. Tai buvo 30 litų, jeigu aš neklystu. Ir kai perėjom į eurus, aš padidinau įmoką, nes tuo metu aš jau tą galėjau padaryti, praėjo daugiau laiko, aš įsivažiavau labiau į savo darbus ir į tai, ką aš noriu pasiekti. Po kelių metų darbo aš nusipirkau nekilnojamą turtą ir aš toliau dar taupiau kompensui. Aš nenutraukiau sutarties ir net nebuvo tokios minties, kad jeigu perku nekilnojamą turtą, man dabar reikia pinigų, reikia viską nutraukti, nes visas santaupas dėsiu dabar į nekilnojamą turtą. Tai aš iki po šiai dienos, praėjus 11 metų, esu jau mama, esu žmona ir turiu tikrai nemažą krepšelį santaupų kompensoje su investiciniu produktu ir draudimais. Ką jūs šiai dienai galite padaryti, nebūtinai su 100 eurų įmoka, jūs galite pradėti taupyti kaip ir aš kažkada 30 eurų per mėnesį, tai yra 1 euras per dieną. Ką jūs su tuo turėsite? Jūs turėsite discipliną, prie kurios jūs priprasite ir laikui einant jūs galėsite tiesiog pati padidinti įmoką. Kai jums ateis galbūt 40 metų, galbūt 50 metų, patikėkit manim, jūs pati savo pasakysite ačiū, kad priėmėte šitą sprendimą. Todėl, kad taupimas tai nėra daiktas, dėl kurio galite gailėtis arba kuris nuvertės. Tai yra procentai, jūs įdarbinate savo pinigus dirbti kiekvieną minutę, kol pati dirbate, kol pati auginate vaikus, kol pati sportuojate, ar leidžiate laiką, ar atostogaujate. Jūsų pinigai dirba tuo metu, kada jūs apie tai net negalvojate. Investuokite ir neabejokite tuo, kad po 10, po 15 metų jūs tikrai turėsite sukauptą solidžią pinigų sumą savo šeimai arba savo vaikui.